Tai Stepai per rungtynes komentarą. Ką žinau, tai žaidėm neblogai, bet aš manau pralaimėjom dėl savo klaidų, nes kovėmės ir padarėm tokių lemiamų klaidų, kur jie pataikė lengvus tritaškius. Pirmavom, sužaidėm, sustojom, tokias prastas varžybos, kaip sakė. Žalgiris kažkaip pasižymėjo itin gerą gynybą. Dar nematyti. Ne, jie pasinaudojo mūsų klaidomis ir to pasiekoje pabėgo ir paskui mes ir nedavėjom. Nemanote, kad trūko aukšto ūgio indėlio šiandien? Nežinau kažkaip, ką žinau. Žaidžiam per juos. Aišku, čia negali prikaišiot, kas nesužaidė, kas sužaidė, aišku, yra derbis. Žaidžia 12 žaidėjai, čia galim greit atrasti, tas neįmetė, tas neapsigynė tą momentas, taip. Aš manau, pralašėm kaip komanda ir turim išlikti komandą. Čia, kad skirsim dali maži, tai čia. Kokių teigiamų gal dalykų galima išvelgti? Aišku, po pralaimėjimo sunku gal, bet... Aš nežinau teigiamų, kad daug mūsų fanų buvo, aišku, nuvylėm juos. Aišku, kažkaip nesiseka, atrodo, čia kažkas sakė, nesam laimėję prieš Eurolygos komandą šiais metais. Nežinau, čia gal tiek į ateitį, kad kažkada laimėt. Nežinau, kažkoks toks... Nežinau, žaidėm lygtis neblogai, bet pralašėm, tai... Ne vis varžybą žaidėm gerai. Jie pasinaudojo mūsų klaidų, to pasiekai mes pralaimėjom. Buvo toks epizodas, kai su Rakovičium susistumdė, dėl ko ten aiškinantis? Nieko ten žaidėjimų situacija. Bet šiaip tokios, sakykime, vis tiek Žalgiris Rytas būna įtemptos rungtynės. Čia daug tų tokių buvo, tokių situacijų panašių. Ne, tai jūs matėte, tai derbis ir viskas. Visi kovoja už kiekvieną savo klubą ir nori pergalės. Kaip yra tai. Ačiū.